Na gerai, tai kai kurie tyrimai rodo, kad Viduržemio jūros regiono valgymo planas gali padėti sumažinti depresiją ir nerimą. Tačiau vien tik omega-3 riebalinių rūgščių, vitamino D ar folio rūgšties papildų vartojimas nėra pakankama alternatyva, kai kalbam apie depresijos gydymą ir prevenciją. Atrodo, kad ieškoti sidabrinės kulkos ir pernelyg supaprastinti mitybos planą nėra geriausias sprendimas. Vis tik reikia valgyti iš tiesų, o ne ieškoti į piliulę telpančio atsakymo. Kita vertus, kokybiška mityba, kurioje daug natūralių maisto produktų ir antioksidantų yra susijusi su geresnė smegenų funkcija ir mažesnė kognityvinių funkcijų silpnėjimo rizika. Pavyzdžiui, Mind dieta, kuri derina Viduržemio jūros regiono ir DASH dietas, atrodo ypač naudinga smegenų sveikatai ir Alzheimerio ligos bei depresijos rizikos mažinimui. DASH valgymo planas siūlo valgyti daug daržovių, vaisių, pilnagrūdžių produktų, liesų, pieno ir mėsos produktų, riešutų ir saikingus kiekius riebalų. Ir ji iš principo daugiau dėmesio skiria širdies ir kraujagyslių sveikatai. Mind valgymo plane daugiausiai lapinės daržovės, šiek tiek kitų daržovių, uogos, ypač mėlynės ir braškės, riešutai, pilnagrūdžiai produktai, žuvis, paukštiena, ankštiniai, alyvuogių aliejus ir taurė vyno per savaitę. Bet čia daugiau dėmesio smegenų sveikatai. Iš kitų būdų, kurie dar tiesiogiai yra taikomi kognityviniam ar psichiatriniam sutrikimam gydyti ar gerinti būseną, yra, aišku, ketogeninė dieta, kurioje yra daug riebalų ir mažai angliavandenių. Ji originaliai buvo naudojama epilepsijos gydymui ir ji taip pat gali pagerinti nuotaiką, smegenų funkcionavimą ir energiją kai kuriems žmonėms, nors ji turi ir savo minusų. Kai kurie tyrimai rodo, kad ji gali sumažinti priepuolius ir pagerinti psichinius simptomus, nors rezultatai yra nevienareikšmiški. Ji taip pat gali padėti reguliuoti svorį, cukraus kiekį kraujyje ir cholesterolio lygį, kurie dažnai yra susiję su psichinės sveikatos problemomis. Mityba ir psichika yra labai glaudžiai susijusios. Ir įrodymų turbūt yra daugiau negu kad galiu sutalpinti ir normalaus ilgio įrašus ir netgi visą savaitę. Viskas su viskuo yra susiję. Valgykit sveikai, valgykit skaniai, taikos ir ramybės.